Aikas nepadėjo vakar. Geras, Kristijonas. Fainas kalnas šiandien laukia jūsų. Norėčiau, kad jeigu kažkas jaučiatės geriau, tokiu, Edgaras, Mindė, davai jūs tiesiog, Danas, jūs važiuokite, kai mes privažiuosim kalną greičiau, savo tempuku, nesiblaškykit, o aš pasistengsiu įsivesti visus kartu. Nes tas, kas atsiliks greičiau, tiesiog važiuos vienas, visada pasijungs į savo tempą ir tada reikės jo ilgiau palaukti. O tas, kas važiuos kartu, visi grupeliai, manau, kad užkilsim greičiau ir nereikės praktiškai nieko laukti, gal ten plius minus keletas minučių. Nes kalnas tikrai nėra ten, kad jis būtų status, ar jis tiesiog yra vietom, tie paskutiniai gal 2 km yra statesnė tenais, kad atsiliksit, o iki to norėčiau, kad visi beveik kartu užkiltų. Gerai? Vienas nusileidimas, nuo Valdebo, kurį buvom užkėlę, tai ten pasisaugosim. O daugiau tai nieko, atsiminkit, kad rytoj yra dar sunkesnė diena, o po to bus poilsis. Tai tie, kurie šiandien jaučiatės blogiau, tai pasisaugokit rytoj. Na tai sveiki lyderiai, sveikinuosi su jumis iš kažkokio kaimuko ispaniško. Išvažiavom šiandien jau pasivažinėti. Šiandieną sukilimo turėsim tikriausiai apie 1200 metrų. Atstumo nežinau, sakė apie 4 valandas važiuosim. Pravažiavom apelsinų laukus, alyvmedžių tikriausiai, alyvuogių tiksliau, atsiprašau. Turim 5 dieną, šiandien jau taip visai sunkiai, organizmas jau prašosi dar daugiau poilsio, nors vakar turėjom poilsį. Tai nežinau, rytoj žiūrėsim, galbūt reikės rytoj vėl pasidaryti kokią nors truputį lengvesnę dieną ir atsiskirti nuo grupės. Šiandien kol kas važiuoju su visais, bandysim įveikti pilną atstumą 4 valandas. Lekiam, žiūrim kaip seksis. Artėjom link namų ir artėjom link 100. 99, 90. Šiandien visai challenging diena buvo, į kalnus įvažiavom, tai ir lyjo, ir debesis. Tai aš su trumpom rankovėm biškį sušalau. Ačiū Edgarui ir Mindaugui pastūvė mane į kaliuką. Tai buvo šiek tiek lengviau. 100 turim, viso, lygiai 100. Nebedaug liko iki namų jau tikriausiai, nes jau čia beveik į denį įvažiavom.
Kur buvę, kur nebuvę ir vėl kafe ciklista. Atvykom. Kavutės kokios, desertuko. 101 kilometras. Opa. Pagaliau saulė išlindo, čia bent jau pasišildyti bus galima. Mariaus sušalai kalne. Mes nenaudojam žodžio šalta, pasak Žodis šalta yra draudžiamas vartoti. Dėl to, kad jeigu tu paklausai, ar tau šalta, šiaip visiems yra šalta. Nereikia savęs gailėti, reikia kaip tik teigiamai kalbėti. Koks geras oras, kaip yra gaivu. Nes užkrėsti kitus neigiamą emociją yra labai lengva, tada visiems bus šalta. Ne, net nereikia apie tai galvoti, kad yra šalta. Visiems buvo blogai. Išminties žodis. Šiaip esu leidžiantis nuo kalno. Raidą kaip ir baigiam, dar sustojau mieste pačiam Denijos. Ir šiandien beje Ispanijoje turim tėvo dieną ir yra laisvadienis. Tai mieste čia daug žmonių ir žiūrėkit čia koksai skulptūros kokios padarytos. Tai čia kaip suprantu, sakė, per visą miestą yra pridaryta ne vienas tokia instaliacija. Čia iš esmės yra plastikiniai kažkokie plastikinės dekoracijos. Jeigu teisingai suprantu, čia va yra prašymai kažkokie, tik aišku nesuprasi kas. Per visą miestą vaikai sprogdina visokias bombeškės. Pačiam mieste irgi matėm per vieną, ten leidomės nuo kalno, irgi matėm, kaip leido ten belenkokio dydžio ferverkus vidury dienos. O čia iš šitų naktį, ten nežinau, 10-11 valandą vakare, sakė kažkas tokio, viską šitą čia sudegins, pakurs laužą didžiulį. Ir čia tipo viskas šitas turėtų sudegti, čia plasmasė, tai aš taip įsivaizduoju, čia aplinkui pilna šitų pastatų, langai visokie ir panašiai, tai nežinau, sakėm, ateisim pasižiūrėti, tai tikriausiai jeigu pavyks nufilmuosiu ir dar šitą. Va, girdit kaip sprogdina. Nu papasakokit, kas čia per aparatas. Žiūrėk, nori rytoj pirmas važiuoti kalną? Tai galėsi šitą pasimti. Kiek kainuos? Tai nieko, Nieko? Lyderiam sakė, galima imti. Galima. Nes tik sekmadienį į bažnyčią važiuos, tai... Faktor čia. Sekmadienį. Formulė 1, ane? Kaip pasi? Čia visiškai formulė 1. Gepo beveik nėra. Gal priekinės šakėmis. Graveliai gerai čia būtų. Jo, čia kokius 50 kadrasiai. Pločią padangą sudėtum. Turim ir tokio egzempliorių čia. O vienas kolega dar po 106 km raidą išvarė pabėgiot. Ruošiasi triatloną žmogus, tai reikia. Vakaras įsivažiuoja. Esam namuose ir čia turim masažo stalą, lovą, kaip čia pavadinti. Yra atvykęs masažistas ir bandysim pasimasažuoti. Pečiukai šiandien užsitraukė jau taip stipriai ir kojytės užsitraukusias. Tai bandysim atleisti raumenukus. Hi, can I make some shots of you? Hi! So, Labas! važiuojame į miestą, pasižiūrėti, kas ten per fakelai degs. Kas degs? Falai. Falai. Nu ką, bičiuliai, atvykom į Denijos centrą labiau. Žiūrėsim ir bandysim ieškoti, kur čia degina tas statulas, kur filmavau prieš tai. Pažiūrėsim, kaip čia vietiniai švenčia tėvo dieną ir kaip čia tie deginimai atrodo. Kažkas minėjo iš kolegų, kad čia juodi dūmai ten iš tų plasmasinių skulptūrų eina ir vat taip švenčia. Čia jau kaip per naujus metus fejerverkai sproginėja.
O my god, čia dar taip nesimato, bet per kamerą, bet ten vapščiai juodi dūmai eina. Artėjom prie dar vienos skulptūros. Čia jau tikriausiai girdisi, kaip sproginėja pilna žmonių, tai čia jau tikriausiai neužilgo bandys uždėti. O reikia dar pasidomėti, kuom čia ypatinga šita šventė, ta prasme, kodėl čia degina, kas per tradiciją ir kodėl visi čia sprogdina šitos fejerverkus. Arriba, espera. Ahí lo otro pie. ¿Lo tienes? Eso es. Tiesiog į balkoną dūmų, nelenkiek balkoną ir kosmosas. Wow. Čia jau reikia bėgti, čia dūmų pareina. Nu čia experience'as geras. Aš neįsivaizduoju pas mus Lietuvoje, kad kas nors per kokius nors šventės leistų šitaip sprogdinti ir fejerverkus jo ir deginti ugnį, ten kaip matėt video, kur filmavau, tai dūmai tiesiai į balkoną kažkam eina. Wow, ta prasme, iš kitos pusės sakiau vaikam tikriausiai čia yra pati geriausia metų šventė, nes gali sprogdinti kiek nori, babeškės čia fejerverkai, visokie lietučiai ir panašiai, tai čia jiem tai pramogėlė visą savaitę, čia mes kiek dabar 5 dieną esam. Tai vis girdim, ten kur nors važiuoja ir vis girdi, kad kažkas sprogdina, tai čia, nu jo, wow, pasižiūrėjom kol kas tas mažasis karikatūras, ten tipo pasirodo, pasiskaičiau, tai čia yra, jie padaro kažkokių celebričių, žvaigždžių arba politikų kažkokias karikatūrinės tokias iškamšas iš medžio, kartono ir jas degina tokiu būdu, tai čia toksai. Jie vadinas tos statulų falas. Didžiųjų visgi nebesulauksim, nes jau pasirodo didžiosios pradės deginti tais 10:30 berods ir ten ne vienoje vietoje, ten po truputį eina orkestras ir jas uždeginėja po truputį, tai žodžiu. Bet kas ten iš tų didžiųjų bus, aš neįsivaizduoju, jeigu jau dabar tos mažosios tiek stipriai degė ir dūmino, tai ten iš karto gaisrinės jau atsistojusios su šlangom. Purškia į tos balkonus, tai ten, nežinau, jau dabar va ant mūsų rūbų čia tokių juodų, šlapių suodžių. O, kolega. Na jo, smagu. Tai vaikam tikrai rojus, o mes, nežinau, einam vis ilsėtis, nes 12 ar 11 ten išlaukti jau per sudėtinga. Mes per seniai, o Danas sako jau. Ką, ačiū už šiandieną, susitiksim rytoj.